Sveiki gyvi. Šis video prasidės biški kitaip negu visi. Tai apsišėrėm, apsidarbom kažkur pusę 6:17. Tai vakar labai norėjau išbandyti savo park, saik labai nebijos ir taip toliau, tai varom pabandysim. Pradžiu nebeatsimenu tiksliai tų kaimelį, bet prie Palungos kažkur miškas kaptino apleistas miestas ar apleistas miškas, nežinau, tai tiksliai nebeatsimenu. Tai varau pro Platels, nes ruoit, kad arčiausiai važiuoti, taip kaip minėjau, ant to prieš tą video jau gal du kelci tvarkoms, tai nenorėjau laukti prie tų šviesoforų. Tai nežinau, pasimėjau kamerą, pabandys pafilmuoti, jums perteik, gal išeis, nežinau, ant tomse bus su GoPro filmaus, nes GoPro kaip daug ką žin, tai tomse nelabai filmau normaliai. Tai matysim, žodžiu, kai nuvažiaus, pažiūrėsim, koks tas eilis ir kapkas ir pasižiūrėsim, gal pavyks jums perteikti ton vaizdą. Nu, einam, atvažiavom, bandysim rasti, ten žmonės matau eina, toliau bus kas nebus, man trudėsim. Iš karto duosiu patarimą. Jaučiu iš tavęs didelę baimę. Tačiau įžengus pro miesto vartus kelio atgal nebus. Ir jeigu rodysi baimę, tu kaip tik pritrauksi miesto gyventojus. O jų čia tyko už kiekvieno kampo. Tad rekomenduočiau šiek tiek atsitraukti. Ar norite išsitraukti savo likimo kortas? Taip. Kuomet išsitrauksite kortą, yra kelios sąlygos. Jų negalite niekam rodyti, netgi vieni kitiems. Kitu atveju jūs užpuls šio miesto prakeiksmas. Rekomenduoju ją perskaityti kur nors vidury miesto arba išėjus už miesto ribų. Primenu, kortos negali niekas pamatyti. Gal intiem. Čia bus pasirinkimas šiek tiek. Kad, kaip sakoma, geresnį likimą išsitrauktumėt. Prašom. Galit paskaityti, ko išsitraukiau. Makam tai ir biški širpuliukų.
Kuris pasiryžęs atiduoti pirštą? Eik, noriu, padėsi. Padėkit man, prašau. Prašau. Tai vien žodžius tas siaubo miškas. Man asmeniškai didelį įspūdį nepaliek. Bet svarbiausia, vakam patek, buvau pelnį įspūdžių. Tai aš pradėjau cimarūnam trūb statyti. Labai atsikauni visku band prakvusti padongus į varžtus tur trauk. Tai perstačiau ton trubalį. Į ten, aš čia biškinai tam galvoju, jeigu bėgs vandaus stovės, tai čia tarp ubelių. Susirinkdama, susidėti pažais, paskiau stogo lens prisimirauti, persipjauti. Čia dėl metrinis duris. Vien dėl to, kad į karucį telt, jeigu, kaip sak, mėšlus reikės išsivežti. Toliau čia visur irgi pažais susidės, nu paskiau, kaip sudės surumstyti, dar bišk pateisinti, nes bišk gal skersas to, bet čia, sak, netrūba ir svarbiausiai, kad būtum sausa ir vies nekošt kiaurą. Nu, draugi, krekždė. Prisisokti. Šisok step. Suskampinis. Sunkia pataikyti. Per daug palenkis. Вот мы на съезду планки. Biškis automatiškai jau rašas tvirtėjo. Susidės da plokščiai susirašta čia 100 metų. Na, aš negarantuoju, kaip čia bus su cimarūnu. Kad visi žinom, kad ant yra.
biški pagerins, tai gal ir nelaikytus plokščius, nu žiūrint, gal daug nesidraskys. Nu paskiau matys iš vidaus, ar lent sudės, jeigu labā ten mums norės dekaut. Baisė medienį kumpą, sausa, susiraič, sveina visi apsus, nu, žodžiu, teisę niek neam padaryti. Pabūti dalė, bet kap nors. Pavein varšti sekti. Turėt dagaut, gal bišėmiausia. Tai parsivežiau į stogą, į plokštis. Vakar išmojau iki talčių, nepažiūrėjau, kas senuką netor, tai nepirkau, nes smokį vežį brangiau buvau kažkiek, tai nepirkau, tai nebespėjau, nes 4 jau buvau, tai šiandien nuvažiavau, susipirkau viskon. Stogą varštus, dabar jas užkart laps 4 per po metrą atsipjojus, kad sudės viskas, nu, būtų parankių, nereikėtų pirmin atgal lakstyti. Cimarons, aišku, greuž viskų kungal, to turi uždarinėti, nes dabar kiek mačiau jau, čia tundein išstovėjai, banda lyst per tos tarpus į kasyteis, nu žodžiu. Abot, kaip žvaigždžiai štaps pietin. Tai gerą bandys dėti ant stogo, viesi ir gal net labai netrukdys. Veinėlius įdėjau. Dabar dedu jau antrą lab, nu, poposi. Paskiau bandyti. Ant ciel darosi biški sunkia dagauti ir labai praleid drubynus lyst. Viskas nors lysti. Dabar galvoju, čia reik nesokt, nes ton lap ten turėjau nesokt. Nes dar, dar vien lap, jeigu išsidės. Gal reik susisokt galvą ir turėtų būti gera. Jo, važiuojam. Nor vakarins. Iš čia balės gerą valandą ir reiks eiti. Šertais mes pradės tempt, nu gal spės stogų uždėti, nes ryto rod litaus, ne, ryto lygu žiūrėjau, nebežinau, nes ten keitas rytin rod tepu, pei tepu. Tai bandyti. Bet jis gal netyčiam spės susidėti stogą, nes šitą reikės kokį 3-4 cm pjauti iš ilgiaus lapus. Ir vein pois čia nereiks niekme rodėti sielas plokštis apsiausti biški. Nes vėl cimarons lūndžios, ko nors padarys, nes они čia bandi greužti į taip toliau. Ja, ir šiandien dien buvo, iki 5 vest laik praleista, te šlina purvino. 3 eilį dedu, žiūrovų toru. Ir liks čia, nu gals, per metrą užsisukinės varštai, pažiūrės, kiek man. Čia reik atsipjaunu iš karto, šaks nulaužyti, nes trukdys anos. Šiaip norėjau biški toliau, bet ten labas skersą būdą stov. Nu, žodžiu, matysim, kas čia gaujas vis tiek, turės vabalą, kur šmeigut normalią šiltą, kaip susidės teinus viskas. Baisė sunkia dagauti ten. Biški kliuvo. Nežinau, ten toliau kaip reiks dagauti. Bandyt persidėti drubynus ir gal dagaus kaip nors. Drubynus ir kapijauti panašis. Blam, turiu čia dagaut, pasilepsintų skersėnį. Biški siteis. Baisiai įsiraitinė, jeigu padidinę teisę. Sutims. Gerin turiu čia spėti. Iki kol reiks šertis, kaip minėjau. Man pabandysiu
greit apsidėrt, gal es užmest šonus tos var plokščių. Nu, ta prasme, kur un tarudžiau, kur sakiau, nerek mirau, tik priekį reks biški atsipjaut, nes kur duris išsimet. Čia reka pikiam 5, nutrun. Šiandien pikiam 6 startų bang. Ja šiandien spjaun su peiliu, nes su turbink labai aptaška. Diskėlę apvelai, taip toliau su peiliu paprastą tu jau pamatysi šitą vat dabar pirmųjų tumlėniai. Paskiau stipriau paspaudi. Dalė ir nusiims. Toks kaip klijauns, nemuk pasakyti. Nu, pasižiūram. Katras gaustas yra. Jokiam 7. Tai tas. Tai parsinešu. Tu slaps kur pjovėl. Atsipjovėl. Iš ilgiaus. Jau vakarop esam. Jau užsipratein, kada išen lapų rinkti. Ta mažiau greit būt, nes čia žmon vakar. Ne, už vakar nusirink, pateik prie ber. O tai šitą neklaužats niekur nein. Čia vis var irgi vakščio. O tai pamatot laps, ką neėda. Aš toliau vien užsidės, nes jau šėrimos laiks artė. Matys, kas čia mun gausias, niek negali paliekt pats Marūnas, viskus drask. Čia bandžiau tundį sekundį ištempant stujau. Turiu ant stogų užsimest, nes kitą pirbę šansų. Sonas. Sto užvakelis. O žia, savas reikalas. Tai pjautui gal keišpų stogą. Čia mun kaži gausias, kas man trūt. Kad turėtas mėlis biški ne į temą ir, bet gal kap nors. Va. Ir susigulės. Norėk dar biški atsimeroid galus. Čia ką būt veinuoda daugmaž. Nes o žems irgi dėjau paleitus laps, nesimarau, paskiau gavus apie 5 cm išuntas toks, pat mažas stogėlis, ten nieko, dabar vis tiek čia kanalą įdedu bandyti. Ką pas kitus video minėjais. Nes, kaži, koks statybininkas, tai ką apgaunas tepi dedu. Man atrod, kai gera. Marūnam irgi bus gera, un gal bus nelys vies nepūs, tai manau, kad bus liuks. Paskutinę pasispardymą. Tu suku į šonus per 3 biškal varštą, sakyčiau, trumpui tos. Visą neblogą užsidėjai. Manyčiau, kampų daugiau privarys varšnis. Vėja, ką būsiu nesugalvot pradėti kilnuoti. Kam tu čia? Nu, man gražiausia atrodo. Neridelė, bet turėt gerą būti. Tai praded greitą tempti. Nešaus šein susidaus. Jis aišku labiausiai neėdus bliaun, nes nors laisvė gyven. En kur nor. Nu, žia, šitą irgi daudas. Bet ne visi, kažkur dar yra. Svei 3. Ramsidėjus iš karto irgi paren, kad pradeda judesys vykti. Jeigu matos per kamerą, milk su jau dokir stors, tik nežinau, va jį priėdi. Ar turėsi ant vaikučių. Nu, vasi Marūną mažiam šiai nunešiau. Alpakenzams galėtum įdėti. Čia irgi šlapia. Nu, rodau. Vėl toliau neišek laimingą įvedu. Nepaslenkeit lauk, matyt vedu ir, bet kaip un tą minėjau praeitą video, paren iš lauką įvedu atliekti reikalų.
Malauk šeinelį. Neblekni Reinis išsibėga. Tai pabaigiau trūp, vakar nebespėjau, nes kol apsišyriau, kol kom pradėjai trūp netembėt, kol susinič vis svarš, burmaštis būti su tebe čirīt. Susimetėm tas plokščias, susitvarkėm, belieks duris. Dabar irgi šein, kaip dės įvedu, galvos normalės, grebni, bau prikreks, nežinau, ar ją įved, baisė. Ezė įboj, bet vat vėl atei, kaip jau paks vedavo atei, prišek ir į lauk vakščio. Nu, nesuprantu, aš tų gyvulių kartas. Reiks šištą ir galvoj. A vidurio šūnį pakabinti, un maišką turėt, kurvį išėt. Manau, užteks, paskiau duris įsidės, susitvarkys, tų užvakys. Tai, manau, šiam video teik, simatysim kitus video, ačiū, kad žiūrėjot.